Valdas pirmasis 50 km žygis. 52. Prieš startą kokia savijauta? Gera? Aišku gera. Kaip tai gali būti bloga? Kokios baimės? Kad pusiaukeliai pakriksiu, kad kojas nutrins. Kad nežinau. Anam žygiai išvengiau 3 stadijos, kad šitą stadiją šiam žygiai neužsitęsiu per ilgai. Įveiksim? Nu jo, įveiksim, jo. Valandos beveik 10 km. Kokia savijauta? Dar gerai. Kas jaučias? Toliau pirmin? Toliau go. Darom. Pirmin. Beveik 3 valandos ėjimo, artėjom prie 20 km ribos. Kaip dabar jaučiamės? Įsiprašiau. Jau ir ant nugarytės, ir kojų daugiau kokia biškė atsimušė. Jautės kažkur biškė jau suslėtrina. Nieko, viskas gerai. Valgyt noriu. Kokia trasa buvo iki šiol? Dabar ką? Trasa kokia buvo iki šiol? Vaizdu atžvilgiu ar dangos? Dangos. Buvo žvyro, buvo ir asfalto. Asfalto lyg greitai didesnis pasidarė, bet žvyrkeliu buvo minkščiau eiti. Noriu atdaryti. Ant kojų jaučia. Šiaip pirmieji nuovargio ženklai jau yra. Jo, jau ir savo nugarą ir teismų daugiau jau kažko erzint pradėjo. Aš manau, pavalgysiu ir visur gerai. Noriu valgyti. Dar galėjai. Ką kojytės? Dar neša. Aha, dabar prasidės nauji pažinimo toliai. Tai kuri dabar stadija? Antras su pusė, ne? Tiesiog eini. Manau, kad atlinam, kalbam. Na tai ir einam link 3 stadijos. Kilometras ir autobusų stotelė, tai čia jau kaip suprasti. Aha, kojos. Kas skauda? Maistas padėjo. Nu, liko dar 15, 16, 17. Įveiksim. 37 kilometras. Kalbų nebėra. Vien tik horizontas ir vienišas žygeivis.
41 kilometras. Komentarai kokie būtų. Einu. Gerai, einu. Einu. Finišas. Pirmieji komentarai. Nekomentuosiu nieko. Rytoj